Sveiki, Bushido ringo žiūrovai, su mumis Rolandas Širbiškis, Bushido SWAT 100 jubiliejinio turnyro organizatorius. Rolandai, ką galėtų papasakoti apie artėjantį jubiliejinį turnyrą? Kur jis įvyks? Kokia aplinka? Jo, tai sveiki visi. Tai pradžiai, kadangi 100 renginys, jubiliejinis, tai supratome, kad jis tikrai negali būti eilinis. Nes kaip patys suprantat, 100 kovinių sporto renginių, tai čia galim sakyti, užaugo visa karta sportininkų, kurie, ten matė daug pralaimėjimų, kiek čia visko būta, kiek matyta. Tai dėl to norim padaryti tokį renginį, kuris turėtų netgi išliekamąją kažkokią vertę ir tikrai įsimintų visiems ilgam. Sakai, Rolandai, išskirtinis turnyras, tai kuo išskirtinis, kuo išsiskirsis nuo kitų turnyrų? Taip, tai mes realiai stebėdami visus šių laikų tendencijas, šių laikų kovos menų turnyrus, matom, kad tie visi turnyrai tapo šiokių tokių produktų. Tai rūpi tik statistika, skandalai, treštokai. Mes norim grįžti šito renginio, galbūt netgi dėl to, kas skatina netgi užsiimti kovos menai. Tai kad pagarba, disciplina, charakteris, visas tas kovotojo pasaulėžiūra daugiau iškelti į viršų. Paskutiniu metu jo gavosi, kad atėjo tokiai, kaip jūs minėt, Rolandai, trištokas atėjo iš Amerikos, gal dingo japoniška pagarba, dingo dodžo, sakykime, pavadinimas, pagarba treneriui, pagarba varžovui. Tai čia toksai kaip savotiškas įsigimimas. Manom jo, tai va šito renginio ir bandysim apjungti įvairių kovos menų stilius ir pademonstruoti, kad žmonės grįžtų į tos senus gerus laikus, šiek tiek pajaustų tą kovotojo dvasią tikrąją. O kokius kovos menus, iš kokių šiame turnyre, kadangi Bushido tai yra tos kovos menas, kuris susirinka sportininkai iš visų stilių ir įrodinėja, kuris stilius yra geresnis, ne? Tai dėl to tokios yra universalios Bushido taisyklės. Ir šiame turnyre kokių stilių pamatysime kovotojus? Na, tikrai patvirtino jau ne vienas Muay Thai klubas dalyvavimą, be abejo neapsieisim be kickbokso. Galbūt kažkiek bokso dvikovų pavyks organizuoti. Kalbam su karate kudo atstovais ir su sambo atstovais. Tai tikrai bus didžiausia įvairovė. Dilema, ne? Tokia amžina pasaulio dilema. Kas kietesnis? Ar boksininkas, ar Muay Thai sportininkas? Tavo prioritetai. Ne, tai turbūt dėl to ir išsivystė tas K1 taisyklės universalios, kurios padėtų išsiaiškinti, kas yra geresnis. Mano asmeninė nuomonė čia turbūt net ne stilius daugiau žaidžia, o pats kovotojo technika, ta prasme, kovotojo pasiruošimas, psichologija. Gal daugiau netgi taip sakyčiau. Bus įdomu, iš tikrųjų laukiam šio turnyro. O dabar minėjai, kad jisai bus kitoks, išskirtinis. O kur jisai vyks, kokioje vietoje? Tai vieta tikrai visiems vilniečiam puikiai pažįstama. Tai bus Vasaros terasa. Birželio 21 dieną, sekmadienį, nuo 7 vakaro. Kadangi 100 turnyras, jūs organizuodami, Rolandai, pasirinkote tokią įdomią skirtinę tematiką, kur, manau, visi matė filmą su Van Damme, Jean-Claude Van Damme, Kruvinas sportas. Ir būtent atsispindi tai ant banerių, ant plakatų. Ir ta tematika, jūs ją atsitiktinai pasirinkote, ar kažkokia tai yra gilesnė idėja? Na ne, tikrai neatsitiktinai nusprendėm 100-ojo renginio progą grįžti prie šaknų, prie pačios pradžios, prie to filmo, kuris tikrai yra neeilinis filmas. Gal jis ne jis vienas, gal nemažai tikrai tų kovinių filmų ten tų laikų, tikrai jie persmelkti kažkokią tai ypatingą aurą. Turbūt nesumeluosiu, kad tas filmas Bloodsport tikrai ne vieną žmogų paskatino ieškoti savęs kovos menuose. Iš tikrųjų, demonstruoja dabar iš tikrųjų puikius gražius diržus, kur pamatysime būtent birželio 21 dieną, kas taps to nugalėtojas. Ir matome baltą diržą ir matome būtent ružavos diržą, kitos spalvos. Tai gal galite pasakyti, kas kovos dėl ružavo diržo?
Taip, tai šita titulinė kova jau yra patvirtinta, tai kovos dvi merginos, viena tikrai yra žinoma, jau kovojusi ir Twinsbet arenoje, Bushido renginiuose, tai Liepa Daugirdaitė, o kita bus iš sporto klubo Huket atstovė, Lietuvoje gal ne taip gerai žinoma, bet tikrai turėjus daug Muay Thai profesionalių dvikovų, Marina Savelieva. Tai čia ir vėl įvyksta tokia dvikova, tokių dviejų skirtingų stilių. Čia taip, tikrai taip. Kickboksas prieš Muay Thai. Taip, va čia tas. Ar galima valkūnės bus naudoti? Ar bus čia kaip kruvinas sportas be taisyklių, ar yra apibrėžtos taisyklių? Čia kadangi vis dėlto realus gyvenimas šiek tiek skiriasi nuo filmo, kaip mes be norėtumėm ten atitikti tam filmui, bet šiokie tokie apribojimai bus ir taikysim tas universalias K1 taisyklės. O merginom kiek bus raundų ir po kiek minučių? 3 raundai po 2 minutės, bet be kojo apsaugų jau tikrai profesionali dvikovomus. Galim paminėti, kad Liepa Daugirdaitė yra ir išrinkta šių metų geriausia, tai yra praeitų metų geriausia Vilniaus sportininkė. Taip. Ir mergina geriausia sportininkė. Ir be abejo, matėme ne kartą jau Bushido ringe, taip pat Svato ringe, taip pat VKF K1 turnyruose. Faktiškai iš tikrųjų tai talentinga sportininkė ir iš tikrųjų dar džiugis mus ilgai. O kuri laimės, ateikite 21 dieną, birželio, pamatysite gyvai. Bilietus galite įsigyti bilietai.lt ir tiketim.eu. Gerai, kas kovos dėl balto diržo? Dėl balto diržo dar vyksta derinimas, dar kol kas nėra aišku. Galbūt netgi susidėlios šioks toks ketvirtukas. Bet tokioje nestandartinėje vietoje Vilniuje, aš manau, gal pirmą kartą vyksta būtent po atvirų dangumi, ten, kur senamiestis, kur, sakykime, žmonės eina pasižiūrėti, sakykime, kultūros ir gali užeiti pasižiūrėti sporto kultūros. Taip. Tai tikrai bus įdomu ir manau, kad visi turėtų atvykti, pamatyti. Ir, Rolandai, bet išduok dar pagrindinę paslaptį. O kodėl kilo tokia idėja būtent toje vietoje, o ne kažkurioje tai vienoje iš sporto salių? Tai įtakojo SWAT 100 jubiliejinis šitas momentas. Tai tikrai vieta turėjo būti ypatinga ir laužiam galvą ties to tikrai ne vieną mėnesį. Tikrai daug kur buvom nuvykę, tikrai daug kas netiko. Tai kas nėra tenais buvęs, arba kas buvęs, aišku, daug Vilniečių tenais koncertus yra buvę, tai tikrai vieta ypatinga, turinti savo aurą, kuri įpareigoja ir mus padaryti aukščiausio lygio renginį. Ką ir tikimės įgyvendinti. Sakykime, kaip pačioje pradžioje mes kalbėjome, pasigėdo sportas, atsirado daug trešo ir veža žmonės tuos, kurie viens ant kito ten keikėsi, visokiais keiksmažodžiai šneka, jokios pagarbos. Tai anksčiau būdavo kitaip kažkaip tai gatvėje, jeigu tu pasakėjai ten, pavadinai ten vienokį ir kitokį žodžių, tu už to žodžius turėjai sakyti, o dabar toksai kaip ir vanduo nuo žąsies nubėga. Tai pas jūs, pavyzdžiui, klube bando tai sugrąžinti ar puoselėje tą, sakykime, tokį purviną sportą? Ne kruviną sportą, o purviną sportą. Tikrai ne, kažkaip pas mus tas neprigyja yra ir nepraktikuojama. Kažkaip mes stengiamės atsakyti už savo žodžius, kažkaip tai paleistus į viešą erdvę. O šiame turnyre pamatysime ar daugiau iš Vilniaus sporto klubų, ar dar iš kitų Lietuvos sporto klubų? Bus ir kitų sporto klubų, be abejo, iš visos Lietuvos, bet tokį gal akcentą, vis tiek bandysim ant Vilniečių statyti, kažkiek daugiau jų pritraukti, nes... O ką taip įskirtuti dar šiam fight card'e iš tokių sportininkų? Liepa visiems žinoma, Daugirdaitė tikrai didelis vardas jau kovos menų pasaulyje. Gal dar kažkai vieną kitą paminėsite, kurie galbūt dalyvaus? Taip, turime tikrai ne vieną sportininką žinomą, ta prasme, pas save sąrašuose. Taip, bet dabar ieškom jam porų. Žinot, rimtesniam sportininkui gan sudėtinga surasti porą. Ta prasme, ne visi nori rizikuoti. Tai šiuos 2 diržus jūs įteiksite būtinai 21 dieną? Būtinai įteiksim, tai bus titulinės dvikovos. Titulinės dvikovos tai reiškia tikrai ypatingą jau atsidavimą, ypatingą energiją. Tad kviečiu visus tikrai nepraleisti šios datos, nes renginys tikrai išskirtinis.
daug įdėta pastangų į organizavimą ir atvykti, palaikyti, pasižiūrėti, pajausti tą dvasią ir būti kartu su mumis tą vakarą. Daugiau informacijos apie artėjantį turnyrą sekite bushido.lt ir susitikime 21 dieną.